Labadiena visiems, mano vardas Martynas. Šiaip esu gaisrinės saugos inžinierius, bet gyvenimas privertė užsiimti ir civilinę saugą. Tai kažkada juokavom, ar kokius specialistus architektai čia myli kabutėse labiausiai, tai top 3 tikrai yra gaisrininkai. Ir pagalvojom, kad galų gale atėjo civilinė sauga, jų tai tikrai nekęs, nes čia yra absoliutus chaosas šituose teisės aktuose. Iki tol, kol architektai sako, tai gal jūs tą civilinę saugą ir užsiimkit. Tai trumpas džiaugsmas, faktas, kad turime, išties situaciją tokią, kad karas visai netoliese. Dronai krenta, sprogimai įvyksta, įvairių kataklizmų irgi netrūksta. Tad šiandien pakalbėsime būtent apie priedangas ir slėptuves, gal daugiau apie pačias priedangas, nes slėptuvės vėlgi tai yra ypač specialūs ir tik tais labai ribotam personalui skirti statiniai ir patalpos. Taigi, Atmas tai yra mūsų naujas partneris iš Suomijos, su kuriuo įėjom į tokį tarptautinį konglomeratą įvairių gamintojų, tiek užpildų, tai yra kinetinėms grėsmėms, sprogimams atsparių durų, vartų, avarinių liukų, filtro ventiliacinių sistemų gamintojų sąjunga. Ir iš to dabar turime tikrai didelį komfortą, kai galime pasirinkti ne iš vieno gamintojo, o iš tikrai didelės grupės. Tai faktas, kad tiek apie slėptuves, tiek apie priedangas, gal čia prie definicijų labai neapsistosim dėl laiko stokos, o ir dauguma žinome apie tai, bent jau žinoma apie tai, kad tai prezentacija, kurią turėjome prieš tai ir kalbėjome apie kažkokį išskirtinumą, grožį ir kaip visą tai atrodo, tai dabar kalbėsim apie dalykus, kurių praktiškai nematom arba norėsim matyti kuo mažiau. Tai patys sprendiniai priedangoms, faktas, kad atsirado tik tais praktiškai praeitais metais šitą, kaip pavadinkime, tokia problema. Praeitais metais atsirado ir STR-as nurodantis, kokiųgi techninių sąlygų, kokių reikalavimų ir ką visgi reikia daryti, jeigu norime įsirengti pas save priedangas ar slėptuves. Su tuo pirmiausia susidūrė gal, sakyčiau, savivaldybės, nes kai turime senus sovietinius bunkerius, taip pavadinsiu juos, kadangi nėra aišku, ar visgi tai yra priedanga ar slėptuvė, tai bunkeris kol kas gal geriausia definicija yra šitam, tai kokiegi yra visgi prioritetai su ribotu pinigų kiekiu. Tai šitas klausimas yra tikriausiai pats pagrindinis, tai atsakymas gana paprastas. Pirmiausia, tai yra apsauga žmogui. Mums pirmiausia nereikia galvoti apie elektrą, apie galbūt net ventiliaciją kartais. Mums reikia galvoti apie tai, kad įbėgti į saugią patalpą. Saugi patalpa reiškia, neturėsim jokių langų, arba bus kažkokios apsaugos, bus specialios durys ir atitinkamos konstrukcijos, už kurių galėsime pasislėpti. Prioritetas numeris 2 tai yra filtro ventiliacinės sistemos. Nors dabar dėl lėšų stokos savivaldybės stengiasi įrenginėti paprastas buitinės ventiliacijas, užmirždami vieną labai paprastą faktą. Sprogimo banga, jeigu nebus jokių apsaugų ant oro pritekėjimo angų, tiesiog išsprogdins visą buitinę ventiliacijos sistemą ir tuo pačiu tik sužeis žmonės, o ne juos apsaugos. Tai ką kalbam, tai yra dažniausiai, čia pasakyti, nežinojimas tos fizinės, kinetinės sprogimo jėgos ir kartais pasakymas, kad sprogimui atsparių durų mums nereikia, nes mūsų įėjimas į priedangą yra į rūsį, o durys, sakykime, užsisukant 90 laipsnių kampu gali būti bet kokios, ar ten užtenka šarvuotų pačių priešgaisrinių. Tai vėlgi, tai yra visiškai neteisingas mąstymas vien dėl to, kad nežinoma, kas per jėga yra sprogimas. Tai yra sprogimas ne tai, kad mes turime tokią tiesioginę, tiek gniuždančią, tiek raunančią jėgą,
bet ir tas neigiamas slėgis, kuris po to atsimušęs į konstrukcijas grįžta atgal ir tuo pačiu išrauna bet kokias neapsaugotas konstrukcijas ir užpildus. Ar tai būtų avarinis liukas, ar tai būtų durys kažkokios, kad ir priešgaisrinės, ar tos pačios šarvo durys. Tai tie prioritetai, kaip matom, gali būti skirstomi įvairiai, bet, kaip sakoma, jei klausėte mūsų, tai pirmiausia, žmogiškoji apsauga, tada jau yra ventiliacija, vėdinimas ir tada jau energija. Aišku, dabar vienas pagrindinių prioritetų žmonėms vėlgi telefonas ir pasižiūrėti ne tik tai, kad žinias, bet faktas, kad galėtų pasiskambinti artimiesiems ir jeigu jų nėra toj pačioj patalpoje išsiaiškinti, ar viskas su jais yra gerai. Tai ką kalbėjau, ypač senuose sovietiniuose bunkeriuose mes turime labai senas, kartais išvogtas, kartais sulaužytas, kartais dar kažkaip kitais pažeistas tiek durų, tiek liukų sistemas, jau nekalbant praktiškai apie filtro ventiliacinės sistemas. Tai dabar, žinoma, daug tos patirties gauname iš Ukrainos. Ši šalis, kad ir kaip atrodo jau žinojo visas grėsmės, bet slėptuvių ir priedangų prasme visgi jie nebuvo gerai pasiruošę ir labai daug priedangų atsirado būtent karo metu, ne prieš tai. Kas liečia vėlgi energetikos objektų apsaugą, tai irgi tam yra daug dabar skirtingų sistemų. Dažnai tai yra tokios apsaugos, kurios po vieno sprogimo gali būti pažeistos ar tiesiog išlekiot, kartais sakau, dideliais gabalais į šonus, bet kritinė infrastruktūra bus nepažeista. Ta patį kartais kalbam irgi apie dizelgeneratorius. Iš kažkur visgi turės ateiti ta elektros energija, jeigu bus atjungta pagrindinis energijos šaltinis, bet tie patys generatoriai vėlgi turi būti kažkaip apsaugoti. Tai tam sprendimus irgi turime. Šiaip pasistengsiu šios prezentacijos metu kuo daugiau parodyti jums įvairių sprendimų ir palikti savo kontaktą, kad jeigu kažkada prireiktų įrenginėti priedangas ar slėptuves savo pastatuose ar apskritai kaip atskirą statinį, galite kreiptis ir tikrai padėsime. Tai pirmoji iš prioritetų tai yra vėlgi tas konstruktyvo sustiprinimas. Prie jo prieinam įvairiais plieno lakštais, dažnai tai yra labai storas, nuo 15, gal dažniausiai 20 mm plieno lakštai, kuriais tiesiog yra išdedama visa patalpa, ypač tais atvejais, kai nėra iki galo aiškus, koks tas konstrukcijų atsparumas yra. Esame jau patikrinę Vilniuje virš 14 tų sovietinių bunkerių, kur VGTU specialistai kai kuriais atvejais net nebetikrindavo, sakydami, kad nėra prasmės, nes niekas iki galo to nežino, bet vėl užmirštame, kad priedangos yra skirtos netiesioginiam pataikymui, bet būtent apsaugoti nuo šalia esančio raketos ar bombos, sakykime, to pataikymo. Labai populiarus užklausimas pastaruoju metu yra tų vadinamų safe roomų. Tai yra nebūtinai pavojus turi būti kažkoks būtent karinis. Siekiama irgi turėti tokią patalpą ar name, ar netgi bute, į kurią, netgi įsilaužimo atveju galima būtų pasislėpti greitai ir taip apsaugoti savo sveikatą ir gyvybę. Tai tokių yra. Ta prasme, šiam momentui tikrai turim pakankamai daug brėžinių, daug idėjų, kurias galima būtų pritaikyti įvairiems pastatams. Kas liečia langus. Langai yra viena tokių jautriausių pusių, nes 2/3 užklausimų bent jau iš savivaldybių, tai ateina tokios, kad turime rūsį darželėje arba turime rūsį mokykloje, turime po 5-6 langus vienoj patalpoje, kaip tai išspręsti. Tai specialistų
atsakymas dažniausiai yra vienareikšmis. Yra tiesiog užbetonuokit tuos langus, užarmuokit juos ir apskritai jokioje priedangoje tokio užpildo kaip langas neturėtų būti. Bet gyvenimas yra gyvenimas ir faktas, kad atsiranda tų sprendimų, tai reiškia, turime arba specialias užsklandas, specialias grotas, bet Izraelio pavyzdys parodė, kad būtent užsklandos, kurios būtų įbetonuojamos ar ten, sakykime, modernizacijos metu, ar ten rekonstrukcijos metu, yra geriausias pavyzdys. Na, tie patys Izraelio oro uostai yra ekipiruoti tokiais, kaip čia pavadinti, tam strypais, pavadinkime, kurie irgi neleidžia visam stiklo paketui kaip čia sprogimo metu įlėkti į patalpos vidų. Ir kadangi dar naudojamos yra pakankamai tvirtos balistinės plėvelės ant pačio stiklo paketo, tai tas neleidžia stiklui čia į šipulius tą formą pakeisti. Kas liečia užsklandas langams, tai yra tikrai labai panašus dabar įvairiausių dydžių variantai. Dabar jau juos turime tiesiai iš Ukrainos, nes ten pagrindė ir yra tie gamybos punktai, kurie kūria ir pritaiko naujausiams grėsmėms, ką mes tikrai galime perimti iš jų čia ir dabar. Durys vartai. Tai gal čia toks dažniausias iš užsakymų ar iš užklausimų, nes nereikalauja labai didelio biudžeto. Kalbu apie duris be abejo. Vartai tai jau ten 10 000 kainuoja. Bet prie ko dažnai prieiname? Prie to, kad ne iki galo visi žinome, kokių parametrų ar kokiais kriterijais visgi reikėtų remtis, renkantis sprogimams atsparias duris. Tai dažniausiai rinkoje pamatysite 2,5 kilopaskalio arba 4,5 kilopaskalio atsparumo duris, arba jau, sakykime, jeigu einame iki karinių objektų, tai ten gali būti ir 9 kilopaskalio sprogimo bangos, kurias reikia atlaikyti. Kartais jas reikia, jeigu kalbam apie amunicijos sandėlius tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Kartais kalbam tik tais apie tą kinetinę grėsmę, kuri gali mus sutikti iš išorės. Tai, kaip sakau, tie du kriterijai, 2 arba 4 kilopaskaliai, tai labiau, kad suprasti, tai jeigu mes turime priedangą -2 garažo aukšte, tai ten mums reikės mažesnio atsparumo, ten gali būti ir 2 kilopaskalių. Jeigu kalbam apie rūsio patalpas, ten visgi turėsime imti tas jau tokias atsparesnės 4,5 kilopaskalių duris. Tai jeigu, kaip ir sakiau, prezentacijai prieš tai kalbėjom apie tokią grožį ir eleganciją, tai čia mes turime tokį makabriškai primityvų dizainą, jokių apvalumų, dažniausiai tai yra stačiakampio ar kvadratos formos. Kas yra tikrai dabar gerai, kad vos ne kiekvieną savaitę mus pasiekia vis kažkoks naujas produktas ar vis kažkoks seno produkto atnaujinimas. Tai vėlgi netgi tų pačių durų storio pakeitimas, kur anksčiau būdavo daroma tik tais 20 mm plieno storis, dabar jau daroma 30 ir tai tuo pačiu atlaiko jau naujausių raketų ar ten bombų sprogimo atsirandančias skeveldras. Tai tų tokių užpildų mes čia atrasim įvairių, turiu omeny, kad turime įvairaus dydžio duris, tiek vienverės, tiek dviverės ir prieiname prie to, kad irgi STR'as kalba apie avarinius liukus. Tai avariniai liukai vėlgi gali būti nuo 80 tiesiog, kad žmogui minimaliai pralysti į avarinį tunelį, iki jau didesnių,
Čia viena iš Suomijos, Helsinkio priedangų, per kurią jau galima gerokai patogiau išlysti. Tai va, tai tų durų yra tikrai labai daug variantų. Ką reikia prisiminti visą laiką, kad durys visą laiką turi atsidaryti būtent į pavojaus, į grėsmės pusę. Na ir jau super atsparumo, kaip sakau, durys tai yra naudojamos su specialiu balistinio cemento užpildu. Tai jos gali turėti tiek, kaip sakau, tiek grėsmė iš vidaus, tiek iš išorės, ypač tas yra svarbu kariniuose objektuose. Filtroventiliacinės sistemos pabaigai yra labai svarbus dalykas, ką reikia prisiminti. Prisiminti, kad oro pritekėjimo anga visą laiką turi būti apsaugota. Čia yra vienas toks, kaip sakau, pirminis dalykas, kurį reikia išsinešti iš paskaitos apie filtroventiliacinės sistemas. Nes jei nebus specialaus vožtuvo, reiškia, bet kokia ventiliacinė sistema sprogimo metu ne tik, kad po jo nebeveiks, bet dar gali ir sužeisti žmonės būnančius priedangoje. Vėlgi, tikrai didžiulis pasirinkimas tiek ventiliatorių, tiek filtrų. Kalbam apie tai, kad vėlgi grėsmės gali būti įvairios. Tai mes kalbam nuo biologinių iki radioaktyvių, bet faktas, kad reikia žiūrėti šiai dienai aktualiausius, tai vis tiek CBRN filtrai, kurie gali būti prijungiami tik tais pavojaus atveju, yra tokia gal populiariausia sistema. Tai reiškia, kad mes turime vėdinimo sistemą įprastą ir galime priedangą naudoti kaip kažkokias patalpas, nežinau, būreliams, kad ir mokyklose ar darželiuose, o pavojaus atveju atsakingi žmonės ateina, prijungia specialius filtrus ir tai jau tampa specializuota sistema. Ką norėčiau, kad dar prisimintume, tai vėlgi tą gebėjimą išsirinkti sistemą, nes dauguma gamintojų nurodo tiek filtro režimą, tiek paprasto vėdinimo režimą. Ir ten yra tokie, kaip sakyčiau, keli kriterijai. Tai yra būtent, kaip matėt, pagal žmonių kiekį ir reikalingos kubų per valandą kiekio, ar tai yra, sakykime, civilinė priedanga, ar tai yra karinė slėptuvė, ar, sakykime, kažkokios strateginės įmonės slėptuvė, iki oro pasikeitimo ir atitinkamai numatant nuostolius ir įrangos senėjimą. Tai čia galit pasidaryti savo kelias nuotraukas, nes tai yra tikrai, kaip čia pasakyti, keli tie svarbiausi slaidai, kuriuos reikėtų prisiminti. Ir pasirinkimas labai paprastas. Čia tik vienas iš galimų atvejų, bet tai, ką mes matėm, numatėm sekundėlę. Taip, 50 žmonių, tai atrodytų paskaičiuotas 300 kubų per valandą apimtis oro, bet visgi reikia pasitikrinti ir pagal kitus kriterijus ir gaunam ko net dvigubai didesnį kiekį, kurio mums gali prireikti. Atitinkamai pagal tai ir parenkami yra toliau jau ventiliatoriai. Čia jau švokaškus specialistams daugiau, bet vėlgi kokio dydžio priedanga, kiek ten patalpų yra viduje ir taip toliau, kokio to ortakyno mums reikės, tą jau galima bus nusimatyti vėliau. Tai dauguma dabar sistemų, kurias reikia pakeisti, tai yra būtent senos sovietinės sistemos, būgniniai filtrai. Kas yra gerai, tai kad netgi paprasto remonto iš principo metu mes galime atlikti tokios sistemos pakeitimą į absoliučiai naują, visiškai nedarant jokios intervencijos nei į konstruktyvą ir pakeičiant šitus būgninius filtrus į gerokai našesnius ir patikimesnius. Tai tas tikrai yra gerai, kuo džiaugiuosi, tai kad vis atsiranda jau vis daugiau tų lietuviškų implementacijų į pastatus ir tikrai tai nėra kalba dar apie naujus pastatus, kalbam apie senus.
turint omeny, kad vėlgi, kai mes paduodam daug oro, čia matome irgi sistemos papildomus komponentus, tai yra viršslėgio vožtuvus ir tam, kad iš principo mes galėtume kuo tas komfortiškesnės sąlygas sukurti žmonėms prie dangų viduje. Tai čia matot kairėje būtent tą seną sovietinį variantą ir dešinėje Izraelio gamintojo vieni iš pritaikymo tokių metodų, kas leido ne tik, kad sugrąžinti priedangai būtent tą vėdinimo sistemą, bet ir ją pagerinti. Čia keletą tiesiog norėčiau, kad jūs vizualiai pamatytumėt, kas tai yra ir apie ką kalbam, nes tie du prioritetai tai būtent konstrukcijos, durys, atsarginio išėjimo liukai ir filtro ventiliacinės sistemos, tai yra tie du pagrindiniai prioritetai, kuriais vadovaujantis galima kalbėti apie tai, kad galim pradėti projektuoti ir užtikrinti saugą žmonėms. Daug yra papildomų, tai yra slėptuvėms, netgi tokioms slėptuvėms, kur uždaras oro apykaitos ciklas turi būti daromas, reiškia, mes negalime turėti absoliučiai jokio sąlyčio su išore, ar sakykime netgi, kai, kaip sakoma, priešas už vartų ir reikia užtikrinti, kad jie nepatektų tam tikrą laiką į patalpas, tai tų sistemų tikrai yra įvairių. Kalbam ir apie tai, kad naudojama tie vadinami CO2 skraberiai arba anglies monoksido valymo sistemos pačioje, bet pastaruoju metu Suomiai pradėjo tą taikyti ir paprastose priedangose. Na ir ryšio be abejo užtikrinimas, tai čia dar neturiu, visiškai naujas produktas. Tai yra tokios pasyvios antenos, kurios užtikrina, kad žmonės priedangų viduje turėtų pakankamai gerą mobilų ryšį. Tai tiek tai pradžiai susipažinimui apie priedangų ir slėptuvių sistemas. Mano kontaktai, jei kažkam kils klausimų, turėsit pastabų, tai mielai laukiu. Negaliu pasakyti, kad jau viską žinau ir visame kame nusimanau. Tikrai ne, bet turim gerus suomius partnerius, kur tikrai ir turim tokių, kaip čia, karinių objektų, kur staiga reikės sprogimo analizės padaryti. Tai dirbam su šituo. Tai kviečiu bendradarbiauti. Ačiū Jums labai už dėmesį.